Mes esame kūrėjai. Suprantame tai ar ne, kiekvieną dieną kūrėme savo gyvenimą ir viskas, kas egzistuoja, prasidėjo nuo minties. Kad kas nors atsirastų, pirmiausiai kažkas apie tai pagalvojo. Tuomet apie tai kalbėjo ir tada padarė. Jeigu nori, kad tavo gyvenimas pasikeistų, galvok mintis apie tavo svajonių gyvenimą. Kalbėk žodžius, kurie priklauso tam gyvenimui ir daryk veiksmus, kurie kuria tą gyvenimą. Jeigu nori užpildančių meilės ir supratimo kupinų santykių su rūpestingu ir sąmoningų partneriu, negalvok tuomet ir nekalbėk apie tai, kad visi vyrai kiaulės, visi aplinkui skiriasi ir panašiai. Tai tik tai burtažodžiai sukurs tavo gyvenimo malonumą. Maitink savo minties energiją tą tiesą, kurios iš tiesų nori. Todėl pastebėk, kiek daug yra rūpestingų ir sąmoningų mylinčių vyrų ir moterų, kiek daug yra tokių porų, kurios turi tokius santykius, apie kuriuos svajoja. Kalbėk apie tai su draugais, pasidžiauk, kad yra tokių žmonių, su kuriais įmanoma turėti svajonių santykius ir partnerystę. Imkis veiksmų ta linkme. Kur lankosi tokie vyrai ir moterys? Kokie jų interesai ir hobiai? Lankykis ir tu ten, kad susipažintum su tokiais žmonėmis. Lankyk kursus, sporto užsiėmimus, vyk į sąmoningumo renginius, su mintimis siekdami surasti tokių žmonių, su jais susipažinti ir pabendrauti. Prašykite ir gausite, tai visatos dėsnis, jis sukurtas kiekvienam. Taigi